Šiandieną sveikinamės iš Šilutės rajono. Pas klientą paleidome Pedroti Super 200 grūdų džiovyklą ir, kaip matote, jinai jau darbuojasi. Kaip matote, džiovykla jau yra užkrauta grūdais ir pilnai veikia. Praeitį metai buvo blogi, daug ūkininkų išgąsdino, tai reikia džiovinti, o šiemet nežinom, kiek metai bus. 20 tonų. Ši praeitą buvo 14. Buvo be valomosios, šita su valomąja, elektrinių valdymų, nerankinių. Nereikia rankinų kilnoti, tik knopkės spausti išmani. Valo gerai, aišku, labai gerai generatorius, kad yra, nereikia traktorio šalia laikyti. 100 hektarų džiovykla reikalinga jau. Jeigu nėra džiovyklas, tai jų nėra nei ko auginti. Kad ir mažesnė, bet vis tiek turi būti. Talpa 20 tonų, palei priekabas, kad tiktų. Toliau, valomoji, pirminio valymo, generatorius, nu ir mobili. Jei ką, važiuosim į laukus džiovinti. Senoji džiovykla buvo kaip mygtukinis telefonas. Šita yra kaip naujas iPhone'as. Suspaudė, užstatė ir viskas. Pedroti džiovyklą rekomenduočiau kitam kaimynui, ūkininkui, nes jos atitinka realybę. Kaip matote, Pedroti yra aukštos klasės džiovykla, kuri puikiai atlieka savo darbą. Nelaukite lietaus. Savo Pedroti grūdų džiovyklą užsisakykite jau šiandien.